Sudervė tai mažas Vilniaus rajono kampelis apsuptas ežerais. Būtent ten randasi unikalios architektūros bažnyčia ir tai vieta su istorija, apie kurią rašė poetas Vladislavas Sirokomlė. Šiandien plačiau mūsų laidoje pakalbėsime apie Sudervės seniūniją, o pakalbėsime su seniūne Česlava Pavilovič ir Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriumi Vytautu Vansavičiumi. Sveiki. Sveiki. Seniūnė, įdomi yra Sudervės pavadinimo kilmė. Kokia legenda ar faktai slypi už šio vardo? Bendrai Sudervės seniūnija tai yra nedidelė kaimiškoji seniūnija. Sudervės kaimo kilmė kilo iš naktinės žvejybos. Gyventojai eidavo Rešės, Vilnojos, Kaušelio ežerą žvejoti ir su pagaliais ir su derva. Ir sakydavo, einam žvejoti su derva. Ir manoma, kad dėl to tas pavadinimas. Dar, kaip jūs minėjot, Vladislavas Sirokomlė 1860 metų savo išleistoje knygoje iš Vilniaus po Lietuvą rašydavo, kad Sudervės pavadinimo kilmė dervą naudodavo apeigoms. Tai žinoma, čia gražus pasakojimas, bet tikslios Sudervės pavadinimo kilmės trūksta duomenų apie tikslę. Direktoriau, suprantu, kad Sudervės seniūnija tai jums asmeniškai reiškia kur kas daugiau nei tik darbo aplinka, kadangi pats gyvenate, taip? Kokios šios vietos momentai ar kasdieniai dalykai jums yra svarbiausi? Aš gal tai pasakysiu, kad man visas Vilniaus rajonas reiškia labai daug, bet natūralu, kad Sudervės seniūnijoje aš gyvenu ir tą aplinką matau kiekvieną dieną ir vykdamas į darbą ir grįždamas namo ir savaitgaliais būdamas namuose. Tai iš tikrųjų labai graži vieta. Truputį gal specifika yra tai, kad Sudervės seniūnijoje yra daug sodų masyvų, kuriuose dabar nauja kuriai kūrėsi, bet unikali gamta. Daug ežerų, kuriuose vasarą gali maudytis, o žiemą kažką kitą daryti. Ir iš tikrųjų graži vieta šalia Vilniaus, graži patogi vieta gyventi. Tai man atrodo trumpai taip. Per pastarusius metus Sudervėje įvyko daug pokyčių, apie tai būtinai pakalbėsim, bet kai įvažiuojame į tą vietovę, tai į akį krenta tas pagrindinis kelias nuo Avižienių iki pat Dūkštų ir suprantu, kad tas kelias gyventojų susirūpinimą. Kaip yra sprendžiama ši problema? Tai turbūt ne tik tai kelias per Sudervę kelia gyventojų susirūpinimą, kelias ir Rastinėnus gyventojų susirūpinimą, bet šitie keliai yra valdomi Via Lietuvos. Mes, aišku, nuolat bendraujam ir jeigu kas liečia per pačią Sudervės tą kelią, tai ten yra projektuojamas ateityje visas ruožas nuo Avižienių per Sudervę link Dūkštų, su dviračių takais, su pėsčiųjų takais, bet patys suprantam, kad atkarpa yra berods 16 km, tai yra labai didelės investicijos. Mūsų žiniom kažkada artimiausiu metu turėtų prasidėti tas projektas nuo Avižienių pusės, nuo Veduko ir keliauti link Sudervės. Bet vėlgi, savivaldybė savo ruoštų gali prisidėti prie kažkokios šalia kelio esančios infrastruktūros, bet kad tai galėtų padaryti, reikia, kad vyktų visas projektas. Tai lygiai tas pats yra ir Rastinėnų, įvažiuojant į Rastinėnus tas kelias, kuris irgi yra prastos tikrai labai būklės ir irgi nuolat bendraujam, prašom, kad tuos kelius tvarkytų, bet suprantam, kad kiek man žinoma, kad Rastinėnų kelias šiemet bus sutvarkytas ir ta problema dings, bet tas didelis ruožas per Sudervę einantis, tai čia turbūt šiais kitais metais dar, manau, kad nenumatomi šitie darbai yra. Seniūne, apie padarytus, jau įvykdytus darbus. Pradžioje paminėjau, kad Sudervėje yra unikalios architektūros bažnyčia. Jos istorija siekia net 16 amžiaus ir
per tą laiką šventovė matė ne vieną remontą. Tvarkymo darbai buvo atlikti ir pernai. Kas pasikeitė, ką pavyko sutvarkyti? Labai unikali bažnyčia yra, jinai iš vis bažnyčio komplektas yra įtrauktas į paveldo. Tai mes praeitais metais įgyvendinam projektą. Vilniaus rajono savivaldybė skiria finansavimą, sutvarkėm aplink bažnyčią, yra senos kapinės ir akmeninė tvora, 1,7 metrų. Tai jau ten grėsia pavojų gyventojams, kurie ateina į kapinės. Tai mes sutvarkėm, rekonstravom tą tvorą, atrestauravom įėjimo durys, varteliai. Dar šalia vartelių yra koplytėlė, medinės Jėzaus Kristaus, irgi atrestauravom ir pilnai visą tvorą sutvarkėm. Direktoriau, pasikeitė ne tik šventovė ir aplinka aplink bažnyčią, bet taip pat ir netrūko renovacijų švietimo skyriuje. Pavyzdžiui, Rastinėnų pradinio ugdymo skyriaus pastatas buvo renovuotas. Kokį poveikį gyventojams turi ši švietimo įstaiga? Ja, tai man atrodo, šitoje švietimo įstaigoje mokosi vaikučiai turintis negalią. Tai mums tikrai yra labai svarbu užtikrinti, kad ta aplinka, kurioje ne tik turintis negalę, bet kurioje apskritai mokosi vaikai, kad jinai būtų šiuolaikiška, moderni, nes tai irgi prisideda prie to ugdymo proceso. Tai dabar pastatas tikrai yra atnaujintas, jisai yra moderniai ir atrodantis, ir yra įrengtos ir saulės panelės, kai jis ir pats save išlaikantis, tikimės, kad bus pilnai. Tai tiesiog kaip ir kiekvienas atnaujinamas pastatas, tai jis prisideda prie tos mūsų atsinaujinančios, gražios Vilniaus rajono savivaldybės įvaizdžio ir patogumo gyventojams. Taip pat Rastinėnuose atidarytas pernai modulinis darželis. Ar šis sprendimas atliepia tėvų poreikius? Tai modulinis darželis, apskritai darželis Rastinėnuose, apie jį turbūt yra kalbama kokį 14 metų. Netgi Rastinėnų bendruomenė buvo įsikūrusi tam, kad tuo metu inicijuoti tos ugdymo įstaigos atsiradimą. Tai šiai dienai ten yra sukurtos 3 grupės ir jos, mano žiniom, yra užpildytos. Tikrai tėveliai džiaugiasi, kad gali, kaip ir minėjau kitose laidose, kad tėvai gali leisti savo vaikus šalia namų, nereikia važiuoti kažkokią kitą seniūniją. Ir man atrodo, kad kadangi Rastinėnai, kaip ir sakiau, daug sodų, daug naujakurių tuose buvusiuose soduose įsikūrė gyventojai, tai aš manau, kad tas poreikis ir toliau išliks ir ateityje turėsim galvoti turbūt gal ir apie dar vieno darželio statybą, apie mokyklos statybą, bet čia viskas ateities planuose. Bet šiai dienai džiaugiamės, kad pagaliau įgyvendinom šitą projektą ir Rastinėnuos yra darželis, į kurį tėveliai gali leisti savo vaikus šalia namų. Kalbant apie tą ateitį, Sudervės seniūnijoje ruošiamasi dienos socialinės globos centro vaikams su negale atidarimui. Kam ir kokias galimybės suteiks laikinojo atokvėpio namų veikla? Čia Putiniškių kaime stovėjo apleistos pastatai mokyklos. Tai būtent buvo įgyvendintas projektas socialiems šeimoms, kad šeimos galėtų atsikvėpti, būtent vaikai su negale, didelė, labai didelė negale. Tai čia jau šeimos galės atvežti tos vaikus į tą socialinę ugdymo įstaigą, o mamos, tėveliai gali biški atsipūsti. Ja, nes suprantam, kad tikrai tai yra iššūkis ir tėvams, tai norisi sudaryti tokias sąlygas, kad ir vaikai tuo metu galėtų truputį pabūti kitoje aplinkoje, pakeisti tą aplinką, gauti kažkokių ten žinių ir pažinčių, o tėvai tuo metu irgi galėtų kaip pailsėti. Sudervėje veikia Vilniaus rajono poliklinikos ambulatorija. Kokie pokyčiai laukia šitos įstaigos?
Tai apie konkrečius pokyčius aš dar nepasakysiu, bet šita ambulatorija yra viena tokia sparčiausiai beaugančių. Ten turim tikrai labai gerą šeimos gydytoją ir matom, kad žmonės nori prisiregistruoti ir eiti. Būtent, žinot, dažnai būna, kad tu prisiriši prie žmogaus. Tai aišku, tas irgi yra faktorius, kad yra tikrai puikiai daktarė, prie kurios žmonės pripratę ir dalinasi turbūt tą gerą žinią, kaip yra ten viskas tvarkoj ir registruojasi. Tai dabar šiaip suprantam, kad patalpos esamoje ambulatorijoje, kur yra seniūnijos pastate, yra per mažos ir norėtųsi, kad tos paslaugos būtų išplėstos ir norėtųsi, kad tos patalpos būtų modernesnės, patogesnės, erdvesnės. Tai kalbam apie tai, kad galbūt kultūros centro, kuris irgi yra Sudervėje pirmame aukšte, ten yra nenaudojamos šiai dienai patalpos, būtų galima perkelti ambulatoriją ir išplėsti paslaugas, o esančios ambulatorijos patalpas panaudoti seniūnijos veiklai, nes seniūnija irgi yra, taip sakysiu, susispaudusi, stokoja tų erdvių ir bendruomenėm, galbūt ir šiaip savo ūkiniai veiklai. Tai man atrodo, kai mes sudėliosim, panaudosim nenaudojamas patalpas, čia atlaisvinsim, tai ir gyventojams sveikatos paslaugos bus patogiau gauti, ir seniūnijoje bus patogiau dirbti, ir visa infrastruktūra bus patogesnė. Savivaldybė vykdo svarbius vietos projektus ir vienas iš jų yra Kasmiškių kultūros centro projektavimas. Kokie yra pagrindiniai šio projekto tikslai? Kasmiškių projektas tai šokių salė buvusi kultūros centro ir įgyvendintas irgi pradėtas įgyvendinti šiais metais projektais. Gal direktorius daugiau pasakys, bet čia bendruomeniai veiklai, kultūrinė, šitą sporto, bibliotekos įrengti, skaityklą. Bus nauja erdvė, kur bendruomenė galės rinktis. Jo, mes jos ir vadinam, kad tai bus bendruomenės namai. Tai yra projektas iš ES lėšų finansuojamas ir kartu bus įrengta ir priedanga, ko Rastinėnuose ir šalia esančiose gyvenvietėse nėra arba trūksta, jo gal ten kelias mes kažkur ir turim, bet tikrai pagal gyventojų skaičių trūksta. Nu ir aišku, tai bus erdvė, kur gyventojai galės susirinkti, švęsti, mokytis, vaikai galės po pamokų kažką nuveikti, kažkokius būrelius palankyti, bibliotekoje knygas paskaityti. Tai tiesiog dar viena viešoji erdvė skirta mūsų gyventojams. Negaliu nepaklausti apie poilsio erdvę. Planuojama Vilnojos ežero pakrantės infrastruktūros plėtra. Kas numatyta? Kaip pasikeista ežero pakrantė? Tai mes prieš kelias dienas turėjom pristatymą prieš projektinių pasiūlymų, tai ta erdvė pasikeis iš esmės. Tai tikimės, kad šita erdvė taps traukos objektu ne tik tais Sudervės ir Vilniaus rajono gyventojams, bet manau, kad ir Vilniaus miesto gyventojai atvyks čionais ne tik pabūti, ežere pasimaudyti, su šeimom pabūti, bet ir manau, kad ateityje ten daug kultūrinių renginių galės vykti, nes numatomas yra ir amfiteatras, kuris talpins netoli 400 žmonių ir galės renginiai vykti, numatoma visą tiek, kiek savivaldybė tose dviejose sklypose turi vietos palei pakrantės lieptus įrengti, galbūt ir kažkada ateityje galės kažkokio, kaip būna koks renginys, koks futrakas atvažiuoja, ne? Tai ta prasme, bus tokia tikrai vieta, kurioje bus gera susirinkti ir manau, kad vasaros metu tai bus tokia tikrai užpildyta. Dar galvojam, kur ten tos automobilius reiks pastatyti. Bet turbūt ne šią vasarą dar. Ne, dabar yra rengiami prieš projektiniai pasiūlymai, tada eisim projektavimą ir tada įrangos darbus. Tai natūralu, kad kiekvienas toks projektas, jam reikia pasiruošti, reikia išdiskutuoti, kaip juokiamės čia mes ir liepto formą sprendėm, ar geriau vienokia ar kitokia, bet vėlgi norisi padaryti taip, kad būtų patogu žmonėm. Seniūnai, ir pabaigai, kokias dar vietas Sudervės seniūnijoje rekomenduotumėte aktyviam poilsiui šeimom? Bendrai Sudervės seniūnijoje yra 13 ežerų. Tai labai gražus vaizdas ir praeina 1560 hektarų Neries regioninis parkas ir ten irgi parke yra Alnekampio ežeras. Tai siūlyčiau gyventojams atvykti ir aplankyti tos ežerus. Bet dar yra ir prie Vilnojos, pavyzdžiui, ežero akmens skulptūros parkas, įkūrėjas Vidmantas Martinkonis
Sudervės. Ten įdomu, kad skulptūros sausumoje ir ežere pastatytus, o dabar yra ekspozicija, galima pamatyti daugiau negu 70 skulptūrų. Visiškai šalia yra Vytenio parkas. Irgi įdomus parkas, nes 7 metrų aukštyje pastatyti nameliai ant medžių. Galima juos išnuomoti nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 dienos. Parko įkūrėjas Vytenis Urba. Ir ten irgi labai didelė teritorija, yra takai, galima žvejoti, galima maudytis, galima su vaikais, yra vaikų zona, galima grybauti irgi miškuose, galima aplankyti bebrų namelį, yra bebrų takas, tai labai daug tos teritorijos ir daug įrengta laužaviečių. Direktoriau, o jūs turite savo mylimą vietą, poilsio vietą Sudervės seniūnijoje? Tai tikrai nepaslaptis, mes prie Elniakampio ežero vasarą su vaikais nuvažiuojam, nes labai įdomus ežeras, jis yra miške. Tai miško apsupty ežeras, kur turi savo krantą, patogų prieimą, tai taip, o daugiau tai taip, kaip seniūnė ir sakė, nuvažiuojam ir Vytenio parką, aplankom ir Vilnojos pakrantę, kur ir skulptūrų parkas, ir ten ir sporto pramogų yra. Tai turistinė prasme Sudervėj tikrai yra ką pamatyti. Ir aš dabar bijau pasakyti, turbūt, kai mes po COVID-o, kai atsidarė Vytenio parkas, tai ten pradžioj tai būdavo sunku ir privažiuoti, nes ten buvo, net per žinias, man atrodo, buvo reportažas, kad buvo toks lankytojų skaičius, kad važiavo iš visur. Tai. O dar yra vienas labai vertingas dalykas, tai bažnyčia, kurią tikrai vertėtų aplankyti gyventojams. Jo, tas turbūt iš tikrųjų yra unikalus ne tik tais kaip bažnyčia, bet ir unikalus statinys. Klasicistinė rotonda. Tai. Jo, ir iš išorės dar taip atrodo, kad jis nėra toks didelis, bet ta didybė pasijaučia užėjus į vidų. Tai tikrai verta aplankyti. Dar gal papildysiu, praeitais metais dar Varpinė buvo parafijos atnaujinta. Tai irgi yra kultūrinis objektas, paveldas ir galima irgi aplankyti. Kągi, kviečiame visus į Sudervės seniūniją. Ačiū Jums už labai įdomų pokalbį, o mūsų žiūrovams priminsiu, kad pavasaris įpusėjo, tad tikrai kviečiame patiems atrasti Sudervės tą ir istoriją, ir grožį. Ačiū, kad žiūrėjote mūsų laidą. Iki kitų kartų.